throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki visi, čia aš Džius Marius vienas. Ir aš Lotė nuo šiol. Ir dabar esam nesurvival mepe. Ne, tu ne Lutė. Ne, šitam server Lukas 01, bet tais Lotė būsiu, tai tam privačiam server, ne privačiam, o survival server. Va šitam, žodžiu, kaip jūs man davė čiam subu, tai va aš dėl jūsų sukūriau Minecraft serverį. Kol kas nedaug žmonių, nes net nežinau, ar jūs eisit. Gal biški servas gali biški lagint. Pluginų daug nėra, bet, yra kokių 18 užteks mums. Kol kas, čia kai kurie gal kartojas, nežinau, yra essentials, viskas yra spawn, viskas, karočią va. Koks šis servas, čia nėra resų, va čia pavyzdžiui yra faction, kaip čia pasakyti, faction servas, gali vokti namus, ar ne? Jau, neužklaimini kitus žmogus, pabūti daiktus. Va, karočią, atsirandi va čia, tarkim, parašomas, va tai parašai. Jau, ir norėjau dar pasakyti, kad jeigu va te teleportuosi, tai nereikti laukti iš karto nuteleportuoti, tai pagalvoti, bus geriau. Bet per PvP neis pabėgti, kai kapojantis, paskui ateinat į servą, galite rašyti key tools. Čia aš pats padariau, tik negaliu pervadinti, yra toks nesklandumas. Žodžiu, va gauni ką šitos dalykus. Ir gali šitą key tools daryti kas valandą, bet aš galiu kiek noriu dabar, nes aš opas. Bet aišku, vėliau nusiimsiu ir, nebegalėsiu, žinot. Tik šiandien prodom. Aš dabar viską aišku ištrinsiu. Gauni 2 STR, gali kas valandą daryti. Tai va, žiūrėkit, key tools, čia va ką gauni ir dingo. Paspaudžiu netyčia ištriniau. Gerai, tai va, XP gauni, galite į warp enchant, ar ne? Jau čia susimetė, pavyzdžiui, gami modė 0, fly, duosim jam fly kol kas, ar tau jau daviau? Ne. Gerai, jis neopas, jeigu ką, čia va, kol kas yra 4 žaidėjai. Va, matot, tas antras žaidėjas, Tipot Jonikas, jis paremė servą biškį, gal ne biškį, normaliai šį paremė. Tai dabar, šiaip, kol kas dar nesutvarkytas iki galo servas, bet bus greitai. Tai žodžiu, iš 10 gauna 13 levelių, gali čia atėjus įsienčentinti. Va, gauna svordus, čia viską įsienčentinti, ką gauna, čia biškis atra užtakintų. Čia parašinėja biškį. Žiūrėkit, gal... Va, jau yra žaidėjai, jau čia keli. Jo, ir mes... Kartą. Aišku, jie visi 3 faction, aš pats vienas. Kas norės pas mane į factioną, ateikit, pavadinimas Parazitas. O pas juos koks factionas? Pas mus numeris 1, 01. Būsim didžiausi priešai, galėsim eit kapoti. Dar žadu padaryti kitą, kur duoda creeper egą, ir pavyzdžiui galėsit ten... O, kokį darė? Žiūrėkit, dabar warp, paskui taisyklės. TPA, accept. Šitam čiūvui priėmam TPA. Aišku, jo nematysim, to pažiūrėsim. Reik biškį taip padaryti. Žiūrėkit. Ateik warp taisyklės. Ateinu. Taisyklės. Žiūrėkit, spawn. Warp. Ir vėl. Warp taisyklės. Čia biškį. Tai gal tu skaitys taisyklės ar aš? Tai gal geriau tu. Gerai, va. Pagrindinis serverio taisyklė tai yra kaip What the aišku fuck? PvP. Pagrindinis adminas, gal pagrindinis savininkas? Čia tu viens ir tas pats, man atrodo. Ne tas pats. Pagrindinis adminas, Tai žiūrėk, kaip savininkas. eina savininkas, tada prižiūrėtojas, tada adminas. Gerai, paskui pakeisim. Pagrindinis savininkas Džius Marius, prižiūrėtojas aš Lukas 01. Nebesvaik, kas taip sakė, gerai būsi. Savininko tas serverio rėmėjas Tipot. Va, kaip ir sakiau, va, tas žmogelis, labai dėkui, seniuk. Labai Jau dėkui. teikia tau. Nuo viso širdies bučiukas tau. Gerai, nuskaityk. Dabar tais ban be leidimo sugrįžti, tai cheat naudojimas, iš karto ban, negalėsit sugrįžti. Ir čia galima suskirti tik vieną akauntą per vieną IPą. Paskui kita taisyklė be leidimo sugrįžti. Jeigu tai visokius bokštus prie pat spawnų statų, tenais, kur yra toksai aplink liniją. Iškart perspėjom. Ne, prie spawn draudžiama statyti, nebus iškart banas, bet gal bus tem banas, tai tipo... Jau, jau tai žinot, kokio tai didumo jau tai nusižengti. Va šitą pagrindinę, va šitą skaitykit. Pagavus šitą kreiptis į administraciją ir gausite prizą. Nežinau kokį prizą, gal duosim kokių porą DMD blokų ant pradžios labai pravers.
Paskui gal padarysim su villageriais ten kokius šarpnės 5 kardai, kokius 2 bedrokus, o ten bedrokus sunkiai gal bus taip toliau. Paskui, jei FC bus nik su keiksmažodžiais, nu, pavyzdžiui, kaip mano parazitas pas jų nėra vienas, pavyzdžiui, F create ir ten koksai, va toksai bus lochas. Tai bus ištrintas FC ir gausi jailą porai minų, nu kokią. Porą valandų tikrai. Ant vieno IP adreso galima tik vieną CC susikurti, jeigu norit bandykit daugiau. Paskui pagrindinę taisyklę eikit PvP, kas čia dar. Čia viskas. Nu va, ir dar yra var PvP, tai va, čia kur ir nušokį. Spaunu aš nesistengiau statyti žodžių. Atsirandi čia, yra itemai, pasiemi kitus. Žiūrėkit, MSG, Mister, žiūrėkit, to biškį. Aha, klausia, ar aš filmuoju. Įdomu, kaip čia. Gerai, išmetam šitos, Iron Helmetą. Ir va, nu, žodžiu, šitos itemus gauni, aš tai jūsų taip padaryčiau. Pasimčiau maistą, kardą, pikeksą, visus šitos daiktus pasilikčiau. Ir va, gal vieną potą. Ir aš iš tikro siūlyčiau daugam PvP tą atsargiai ant lilipadų nenukriskit. Čia biški toks kaip baseinas. Yra kaip pasprintint. Versija 1.7.2, ypas bus description'e, paskui, nu va, čia galit mirti, nežinau, tau leidžia hoperį atidaryti? Jo. Žiūrėkit, va čia PvP galima, ne? O čia negalima, ne? Ant raudonos linijos, ateik. Dar įkėliau pluginą, kad rodytų HP, biški lagina, kol aš filmuoju man čia. Va, įkėliau MC mamau su antru pelys maktuku, galit kapoti. Eik, tu aš su gamata kapuoju, sorry. Feilas. Aš žiūrėjau, kodėl matai žudyti, ne. Žodžiu, nu va, aš omeny... ir pamatęs pastas. Žiūrėkit. Matai? Geri pastai, tik čia. Tu nematai čia, va matot šitokie paprasti, bet geri iš tikro. Bet čia matytų, kaip biški duoboti, bet peršų. Bet kaip jeigu kerta kažkas iš knockbacko įkrys ir galėsiu užkirsti. Tai va, ką mes omeny nestatyti bokštų, tai va, aplink pat spauno, va taip, aš jam buvau radęs vieną. Bokštelį išgriuvau, aišku. Jau, grinai taip, kai ketalinė, jeigu ten vandens statys... Refsų čia nėra. Čia yra faction servas, va kaip susikurt factioną, gerai taip. Jau, F-climbus turi daryti savo teritorijos. Kas dar nežinot. Va, čia taip pavadinimas, kur pavadinimas, tai ten pavadinimas. Paskui, jeigu norit apsisaugoti F-claim, vaikštot aplink teritoriją ir būna F-claim, arba F-auto-claim, taip gali daryti automatiškai claimins, tik reikia F-power turėti. Paskui... Aš turiu 10 iš 10, tai gerai. Paskui ką galima dar? F-set home galite pasidaryti. Arba galite daryti, eiti ir ieškoti namų. F-map. F-map. F-auto-map. Va matot? Nebeatsimenu kaip daryti. F-map on. Nebeatsimenu svari žmonės. Kažkaip ten su mapu yra. Žodžiu, ten gali turėti. Tai va, jeigu norėsit į servų sukti, ne? Tai paliksim description'e IP arba ant ekrano pamatysit. O čia čiūvai čatina. Aš atsitelinsiu pas jūs. Sorry, kad sakiau. Eikit namo. Pasižiūrėsim, kokie jūsų namai. TP, mister. Aš jam jų perspėjau. O, Melins rado. Prie mano akių iškasė Melins, jo. Ja. Šiaip pas mane galėtų stalinti, aš dabar surame. Taip pat palaukit pas rėmėją serverio, kuris paremė. Aišku, jis dar jokio negavo, čia biški lagiukas, sorry. Opa, kai namukas. Jis tikrai gama negavo, aš nemeluoju. Atitelink mane. Kai namukas. Eik tu savo, jeigu išgryfinsi, tai ką žinau, čia vis tiek galima gryfinti seriau. Atitelink mane, Marė. Tai tu padaryk. Parodo. Pasakom, kad rodom jie namą. Jie visi 3 viename faction'e. Nu, jie taip. Wow. Gražiai, ne? Taip pats Horst, jis net arklį turi? Jis tikrai gama neturi, aš jeigu jūs netikit. Jo, mes čia tokį prikolą radom, kad pasime 9 obuolius, į žemę tu juos suspaudinai ir atsiranda arklys su tavo vardu. Ką daryti? Nu, daug, tarkim, obuolių. Ką, tu radai bugą kažkokį? Jo. Ir nesakei? Tai čia nežinau, ar bugas, ar kas, čia kaip aš. Nu, tarkim, game mode 0. Pasižiūrėsim. Va, matot, įkeltas pluginas, kur medis nukrenta. Biškį dabar lagina, kol filmuoju.
Kiek obuolių, sakai, reikia? 9, man atrodo, ar kaip tai. Duok man obuolius. Vieną gal. Gerai, gavome model 1. Pasiemam biškį obuolių. Gavome model 0. Ir ką daryt? Ir į žemę trankyk. Trankyt? Nedingsti? Ne. Duok man. 9. Nu, daug 10. Apgavo tave. Kas tu dovis, taip sakė? Ne, aš pats bandžiau. Nu. Ar šalkės turi biškai būti taip, kad aš ėjau pats, dakeivuose buvo, tai tau Duok man tus obuolius, duok, taigi stakas. Buvo biškai norėjau valgyti, ėjau ir atsirado tie keliai. Tai tu valgiai ar ką darai? Nu, aš tie pusė man reikėjo širdelės, aš po vieną obuolį valgiau, dingo pas mane, dinginėjau, pradėjau dinginėti obuolį ir arklė atsiradinė. Nu, gal dingo tas bukas. Nu, pasižiūrėsim, kaip atsiras čia. Nu, davai, greičiau nusijimk hungerį. Žodžiu, jeigu ką, sutvarkysim tą buką. Įvertinkit jo namą, jeigu ką. Va, koks iš tikro gražus. Servas tik vakar atsidarė. Jį paduosiu, description jau kelintą kartą sakau. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjo, čia buvo aš. O, koks... Tai pala, da parodyk to Mr. Bob. Maras Bob, kaip jo niką rašyti. Ai, nu, eik namo. Tapa, Namie. pasižiūrėsim. Ai, ką tik dingo iš namų. Nedarysiu tapą, nes tą, darysim tapą pas jį, kad jisai nesupyktų, jis pats priims, jeigu norės. Va, priėmė, čia jo namas. Jis deimantą panaudojo. Nu, ir durnas. Gal Fortune 3 pikekso, jis sakė, turi. Jie jau paukšnių turi, negalime atidaryti, užsiklaiminė yra. Aišku, koordinačių nerodysiu, dar namus atrasit. Aišku, mes priešai su jais esam. Tai, man atrodo, mes ten biškai pasidarbuosim vėliau. Aišku, koordinačių nežiūrėsiu, ašgi vėliau opą nusimsiu. Palauk, parodom, kad čia biškai kasyklos nedidelios. Jo, čia kelius jau demontus buvom radę, čia Jau pasižiūrim, kuris rodo čia. O, jie ir portalą turi. Jo, enchantable. Ir, taigi var, enchant yra. Tai čia prieš enchantable mes jį pasidarė. O, kaip gerai. Čia. Žiūrėkit, jeigu rasit šitą namą, tai žinokit, kur enchanting table slepia. Aš tai po žemę gyvensiu su obsidienu apsikasęs ir užsiklaiminęs su lava apsipylęs, kad nieks nerastų. Na, aišku, nesakysiu. Jau pasakiau. Karočią. Nu, tai va, čia su jumis buvo aš... tas užknyso jau sakiau. Gerai, sekam. Ir tai XP ferma jau čia vėdu parodyti. Kai lagina dabar man. Biškai čia užmėgti. Kur čia ta XP ferma? Tiesi, tenais pamatys tokį skilių. Nu, čia vieną netyčia, tipo, atspavninat ir padėjote. Ačiū. Va, žiūrėkit. O tai... Tai va, jeigu norėsit arklio su obuoliais darykit, gal čia koks pluginas, nežinau, jūs rašykit, jeigu matot, koks čia pluginas. Head drops, ne, čia galvas mėto, čia jau XP ferma. Nu tai va, čia su jumis buvau aš, Džius Marius 1. Ir aš Lukas 01. Per brūkšnelį įplasė. Parodom skinus. Aja. Palaukit, tu išlėsim į viršų. Tuoj pamatysit. Ir gal skrinčiotą, ne? Gal. Davai, žiūrim, ką turi, mažulė. Sakiau, kad užsidėsiu tokį patį kaip jos skinas. Ir su jumis buvau čia, aš Džius Marius 1. Ir aš Lukas 01. Galėtum pašokti. Ir pasikin. Ir tas čiūvas atsisveikina, jis nors nekalba su mumis, bet vis tiek. Nu, žodžiu, viso gero, ačiū, kad žiūrėjot, buvau čia, aš Džius Marius 1. Ir aš Lukas 01.